Kaip Jūs vertinate dabartinę Lietuvos universitetų ir kolegijų mokslo būklę? Kolegijų mokslo būklę aš vertinu, paprastai tariant, švelniai tariant, neigiamai, nors ten yra numatyta atlikti taikomosius mokslinius tyrimus. Deja, mokslinės produkcijos kiekis yra nepakankamas. Visų kolegijų mokslinė produkcija kartu paėmus yra maždaug tokio lygmens kaip mūsų universiteto vienos geros laboratorijos. Mūsų universiteto mokslininkai publikuoja 2 mokslininkai per metus 1 straipsnį, o Europos vidurkis yra 1 mokslininkas apie 4 mokslinės straipsnius, taigi apie 8 kartus dar šitoje srityje atsiliekam. Kaip tas mokslas vystomas ir kiek svarbus yra tarptautiškumas? Pas mus yra bloga tradicija, kad socialiniam ir humanitariniam mokslam nėra reikalavimo publikuoti mokslinės straipsnius tarptautinės žurnaluose. Čia, manau, yra valdymo klaida, reikia tą klaidą ištaisyti, nes taip mokslas negali būti lokalus. Ekonomika, teisė, socialiniai kiti mokslai, vadybos mokslai be abejo turėtų būti tarptautiniai mokslai. Tai čia viena iš didžiausių problemų. Šitoje srityje yra lyderiai be abejo gamtos mokslai, fizikai, biomedicinos mokslo atstovai, bet lyginant nuo europietiškų standartų mes dar atsiliekam ne 1, ne 2, bet 3-4 kartus. Ir ypač atsiliekam pagal to mokslinio produkcijos pripažinimą arba citavimą rimtuose žurnaluose. Ir dar atsiliekam pagal mokslinės produkcijos publikavimą mokslinės žurnaluose su aukštu citavimo indeksu. Mokslo sąvoka tai ne tik mokslininkų užsidarimas laboratorijose. Universitetas turi kurti mokslą, kad visos kitos sritys būtent būtų pajungtos mokslui. Kaip vis dėlto yra suvokiamas Lietuvos universitetuose mokslas? Šiek tiek mokslas yra nuvainikuotas, šiek tiek nėra jam duodama tinkama vertė. Pasaulio universitetuose, kuo geresnis universitetas, to supranta, kad studijų kokybė be aukščiausio mokslo kokybės tiesiog yra tuščia. Mokslo pagrindinė esmė yra tiesos išgryninimas. Kas gali būti svarbiau už tai, kad mes sugebam atrasti tiesą. Studijos bus labai menkos kokybės, jeigu nebus aukščiausio lygio, ne tik tai, aišku, apie lietuvišką net neminties, aukščiausio lygio tarptautinio pažinimo. Kaip universitetam plėtoti mokslą, jei reikia rūpintis visų pirma tais elementariais poreikiais, tai reiškia išgyventi, kad būtų pakankamas studentų kiekis, tai reiškia, kad užtikrintas gyvenimas 1 ar 4 metam į priekį. Sakyčiau, nėra taip, kad pas mus lėšų nebūtų. Iš Europos struktūrinio fondo mes labai daug lėšų gavom ir aparatūrai, tuomenų Lietuvos universitetai labai daug slėnių pristeigėm, labai pripirkom daug prietaisų, pastatėm, aš kaip mėgstu sakyti, sienas. Deja, daug, toje vietoje šiek tiek neūkiškumo, negebėjimo valdyti, tai pripirkom tokių prietaisų, pavyzdžiui, kitose universitetuose, kur tam universitetui nereikia, arba žmonių nėra, trūksta žmogiškojo potencialo. Bet tą žmogiškojo potencialą reikia ir konsoliduoti, reikia didžiausią dėmesį ir kreipti. Reikia steigti konsorciumus tarp universitetų, tarp kolegijų, įvairias darbinės grupės, bendri tyrimo projektai, nuolatiniai susitikimai, nuolatiniai seminarai. Galų gale vieną kartą reikia ne šiaip tik tai pirkti prietaisus, ne šiaip statyti sienas, bet reikia ten statyti sienas, kur yra talentingų žmonių, kur yra tradicijų, kur jau tos sienose kažkas galės atliktinėti tyrimus aukščiausio lygių. Ir be abejo, reikia pradėti konsoliduotas studijų programas. Nerimta yra, kad kiekvienam universitete yra po vadybos programa, nerimta yra, kad yra labai daug ekonomistų, ekonomikos programų, teisės programų, kiek pilna yra. Viena iš didžiausių klaidų būtų mechaninis universiteto apjungimas. Jis iš to nieko neduoda. Nieko, tai galim bendradarbiauti ir dabar apjungimas yra funkciniais ryšiais, konsorciumais, bendrais bendradarbiavimais, o ne mechaniškai, kaip feudaliniai santvarkoje pastatyti kažkokią sienas. Tai nesienom apsijungti, reikia dvasia, idėjom, ryšiais, bendradarbiavimu, pasitikėjimu, kultūra. O Lietuvos sporto universitetas, kokius pastaruoju metu atlieka mokslininkai, atlieka mokslinius tyrimus ir vis dėlto kokios tos yra pagrindinės kryptis? Mes esam numatę 5 tokias strateginės mokslo kryptis. Pirmosios 2 kryptis yra prioritetinės, ten jos yra judesių, raumenų, sporto fiziologijos mokslas ir genetika. Tai pirmos 2 strateginės kryptis, toliau yra fizinis aktyvumas ir sveikatinimo technologijos
Ir toliau treniravimo sistemos sportas ir paskutinė yra vadybinis. Didžiausi mūsų mokslo pasiekimai yra sporto biomedicinos srityje. Atliekam bendrus tyrimus su užsienio mokslininkais, tyriam raumenų treniravimo, judesių valdymo technologijas, raumenų atstatymo, judesių atstatymo, galvos smegenų atstatymo, intelekto ugdymo, kognityvinės funkcijas treniravimo atliekant judesiais. Mes atradom mechanizmą, dėl ko žmogaus raumenys vargsta atliekant fizinius krūvius intensyvius trumpalaikius ir dėl ko vargsta, kad atlieka ilgalaikius. Tai labai mums toliau yra svarbu, žinom, kaip tą galima pritaikyti sportinėse treniruotėse. Vis dėlto, kiek visuomenė pasiekė mūsų mokslininkų tyrimai, tai ir Lietuvos sporto universitetų, ir kitų universitetų? Aš gal pradėsiu nuo to, kad mes dalyvaujam dviejose verslų klasteriuose, kuriam įvairias technologijas, ypač sveikatinimo, rehabilitacijos srityje, treniravimo mokslo srityje, organizuojam įvairius seminarus. Galų gale turim 3 amžiaus universitetą. Aš neįsivaizduoju dabartiniu metu visuomenės tolimesnio vystymosi kelio, be technologijų, be mokslo, be pažinimo, be tokio tiesos išgryninimo, aš visiškai net neįsivaizduoju. Tų naujų žinių yra pilna. Kas prieš 5 metus atrodė visiškai neįtikėtina, dabartiniu metu yra stebuklai. Tai mes irgi prie mažų stebuklų kūrimo šiek tiek irgi bandom prisidėti. Tai gerint žmonių gyvenimo kokybę, jų savijautą, tiek psichologinė, tiek fizinė, ta gerovė, tai čia begaliniai procesai. Čia man atrodo, kad ir žmonės jau pradeda suprasti, kaip kitaip.